Sveiki, aš esu Eglė ir čia Klaipėdos socialinės psichologinės pagalbos centro tinklalaidė Dialogai. Šioje tinklalaidėje šiais metais vedu ir vesiu dialogus susijusius su prekybos žmonėmis problema. O šiandien kviečiu Jūs į ypatingą pokalbį su ilgamete kovos su prekybos žmonėmis ir išnaudojimu centro vadove Kristina Mišiniene. Kviečiu klausytis. Kristina, Jūs esate ilgalaikė organizacijos kovos su prekybos žmonėmis, KOBŽI, dar kitaip atpažįstamos vadovė. Jau labai daug metų iš tiesų šita organizacija Jūsų yra viena seniausių, tikriausiai man pačiai net žinomų Lietuvoje, kurios apskritai ypatingai dirbtų tokia jautria ir sudėtinga tema kaip prekybos žmonėmis. Iš tiesų labai dažnai stebiu ir Jūsų socialiniuose tinkluose, būtent organizacijos ir dalinamais įrašais ir labai džiaugiuosi, kad pastaruoju metu jie daugiau sulaukia dėmesio visuomenės, tokio sąmoningumo, jautrumo šiai temai, bet tikriausiai tiek Jūs, tiek aš žinom, kad nepakanka dar jo. Tai aš labai norėčiau gal su Jumis nuo tokių visai pradinių dalykų pasišnekėti, tokių visai pagrindų, kurie galbūt ne kiekvienam žmogui, visuomenės nariui yra aiškus, akivaizdus, ar apskritai daug yra prekybos žmonėmis atvejų ir kokia būtent forma daugiausiai tas išnaudojimas ir prekybos žmonėmis pasireiškia Lietuvoje. Aš tai manau, Egle, kad Jūs palėtėt savo klausimais tokie aiškus klausimai, bet kartu palėtėt jautres labai vietas. Bet pradžioje tai aš dar norėčiau prieš atsakydama pasidžiaugti, kad štai Jūs čia sakot, va čia mes čia senai dirbam, taip toliau, bet tai, kad, pavyzdžiui, ką Jūs dabar darot, tai ko gero niekas nedaro. Tai aš labai džiaugiuosi, kad yra galimybė, tokį tiltą tarsi išties iš tų ekspertų tokio tvankių kambarėlių į visuomenę. Aišku, suprantu, gal visuomenė ten, žinot, sėdėdama Vero kafe nesiklauso šito, gal ir klausosi, nežinau, bet tai jau yra tiltas į visuomenę, ko aš manau šiandien labiausiai trūksta. Tu čia šiandien gali, užsimušti bedirbdamas, bet visuomenė sakys, tai pirmą kartą girdžiu apie tokius dalykus, tai man atrodo labai svarbu, ką Jūs darot, o bandant atsakyti Jūsų klausimus, tai žinot, prekyba žmonėmis jinai yra kaip miškas ir tas miškas iš medžių susidaro. Ir tų medžių yra tikrai pakankamai daug. Ir tos kelios formos jų nėra šimtai Lietuvoje. Tikrai ten ant vienos rankos pirštų suskaičiuotum. Bet jos tokios įvairios, jos tokios persipinusios. Ir palėtėt jautrią vietą todėl, kad mes neturim jokios analizės Lietuvoje. Tos apgailėtinos kasmetinės vidaus reikalų ministerijos apžvalgos, tai tikrai nenoriu nieko įžeisti ir nuvertinti. Vis tiek tai darbas, aišku, atliktas didelis, surinkti kažką ten sudėti į lenteles, bet tai yra, 12 lygio tos lentelės, ta analizė niekinė. Mums specialistam nieko neduoda, kai aidu pakartota tai, ką tu nusinti, aidu pakartoja tau tos pačius duomenis. Mes norim žinoti, kodėl vienam regione yra daugiau, kitam mažiau, su kuo tai susiję, kodėl tam tikros formos skirtingose regionuose labiau paplitę. Tai tu tokių atsakymų niekada negausi tose apžvalgose, o daugiau analizės tokios... Paviršutiniška tokia. Taip, jinai tokia aidu atkartoja, ten matys susiunčia įvairios organizacijos, tai sumetama ir tiesiog ten vienintelė vieta, kur toje apžvalgoj kūrėja leido savo truputėlį, tokio sarkazmo, taip svanktel, tai buvo būtent kalbant apie nevyriausybinį sektorių. Tai truputėlį adatėlį įdūrė, kad neaišku, kas ten pas juos, kodėl tiek daug, policija mažai deklaruoja mažus skaičius, nevyriausybininkai didelius, žodžiu, tai leido viena vienintelė vieta buvo, o visa kita tiesiog atkartota. Bet iš to, ką mes matom, nes mes vis tik tai bandom visoje Lietuvoje dirbti, kiek mes ten sugebam apimti, kiek nesugebam, tai galiu pasakyti, kad, net pažintos prekybos žmonėmis tikrai yra labai daug. Čia vien tik tai visas prostitucijos blokas. Jis yra visiškai net pažintas, visiškai neįvardintas kaip prekyba žmonėmis. Darbinis išnaudojimas viršūnėlės,
migrantų darbinis išnaudojimas iš viso nematomas, Taip. nusikaltimams darimas, priverstinis nusikaltimų darimas, truputėlį gal kai kuriuose regionuose geriau atpažįstama. Aš manau, kad yra mažai atpažinto ir dėl to oficiali statistika tokia kaip apgraužta atrodo. Ten tie 15 skaičių, ten su pasididžiavimu deklaruojama, kad ten 7 ikiteisminiai tyrimai pernai metais buvo nutraukti, tai man atrodo, čia iš viso reiktų panagrinti, kodėl jie buvo nutraukti, žodžiu, aukų apsaugos nėra ir, advokatai, jie irgi nevyriausybininkai, jeigu sukrapšto lėšų privatiems advokatams, jie atstovaus aukas, jeigu ne, eik pas žiovaujančius valstybės advokatus, žodžiu, daug tokių kabliukų, kur neleidžia mums kažką daugiau pasakyti. Iš kitos pusės aš sutinku, kai aš taip pradedu kalbėti, tai būna įniršis iš valstybės institucijų, kad tikrai atrodo tiek daug daroma ir dėmesio skiriama. Tai aišku, lyginant su rytų Europos šalimis, aš sutikčiau, kad Lietuvoje tikrai, pavyzdžiui, už tai, kad kritikuoji, tavęs nepasiųs čia į kalėjimą, ar ne? Ar nesunaikins tavo nevyriausybinės organizacijos. Aš sutinku su tuo, taip, tai yra, tu gali pasakyti savo nuomonę, bet kad keistusi kažkas ir vis tik tai, Egle, nežinau, ką jūs galvojate apie tai, bet man lakmuso popierėlis vis tik šiandieną būtų 2 tokie momentai Lietuvoje, kurie lakmuso popierėlis, kad pasakyti apie mūsų pažangą, ar daug, ar mažai čia ko yra, tai būtent kaip mes elgiamės su prostitucijos reiškiniu ir migrantų išnaudojimas. Taip. Tai man 2 tokie poliai, kurie parodo situaciją. Aš su jumis labai šitoj vietoj sutinku, abiejais šitais 2 poliais, nes iš tiesų jie labai atskleidžia mūsų kaip visuomenės požiūrį ir visą teisinę sistemos, kas joje dirba, irgi požiūrį ir tasai parodo, jeigu kaip vertini prostitucijoje esančius žmonės, migrantus, kurie nukenčia dar negana to nuo prekybos žmonėmis, taip, ko tikėtis visame plačesnėme kontekste. Tai ir iš tiesų ta situacija labai liūdina, bet ar daug būna tų pačių migrantų, ar daug yra nukentėjusių Lietuvoje, nes iš tiesų apie migrantus tai nelabai kas ir šneka, apskritai apie prekybos žmonėmis, apart kelių mums žinomų veidų, įskaitant jūsų pačios organizaciją ir jūs, nelabai kas daug šneka, apie prostituciją irgi, bet apie migrantus, pavyzdžiui, man labai irgi įdomu, nes aš matau šiai dienai, kad jūsų organizacija ko ne vienintelė, kuri ten kažkiek daugiau plačiau įsigilina, atskleidžia migrantų išnaudojimą, bet tiek toj vietoje ir nutyla ir dėja tą, ką jūs atskleidžiat, irgi yra labai liūdni rezultatai, liūdnos situacijos. Taip, aš su jumis sutinku, aš nežinau, ar mes čia vieninteliai šnekam, ar ne vieninteliai, aš dar matyčiau, gal dar kelias organizacijas ar kažkokius tai, kaip jūs sakėt, veidus, bet žinot, aš pati labai daug apie tai galvoju, iš tikrųjų, kodėl ta tokia sumauta situacija yra. Ir vis tik panašu, kad kai mes kalbam apie išnaudojimą, apie prekybą žmonėmis, vis tiek mes kalbam apie nusikaltimą. Tai nevyriausybininkas, jisai neištirs to nusikaltimo. Jis neturi kažkokio operatyvinių duomenų, kur ten kažkas daugiau vyksta. Kas yra iš tikrųjų kaip pirštų spragtelėjimas pareigūnams, tai jau kasdieninė duona. Jie turi visokius kanalus išmokinti, tirti, taip toliau. Aš nekalbu apie pagalbą, bet aš kalbu apie identifikavimą. Reiškia, sužinojimą. Mes nesvarbu, kad mes turim ten tos pagalbos numerį. Iš tikrųjų, tai čia lašas jūrai, kas ten skambina tuo numeriu. Tačiau iš tų turimų atvejų tikrai nėra labai daug, bet paskutiniu metu eina atvejai, kurie parodo tinklus. Tai nėra 1 ar 2, pavyzdžiui, paskutiniu metu Kaune pradėti tikrai garbė teisėsaugai, nors dar čia per anksti džiaugtis, dar tik ikiteisminiai tyrimai. Venesuelos gyventojos, Kolumbijos ir Venesuelos gyventojos išvaduotos iš seksualinio išnaudojimo tinklų. Man atrodo, ne tik Kaune, ten gal dalyje Lietuvoje buvo tie, bet tai ir tu pradedi galvoti, o tai kodėl čia vienam regione matoma, tai kitam regione nematoma. Tiesiog kažkokia, matyt, motyvacija, viršininkų paskatinimas, leidimas tą daryti, matymas prasmės, kaip kažkuris komisaras
sako, tai klausykit, juk čia kalba ne apie kokius akcizus eina, ar ne? Jeigu būtų apie akcizus, tai čia mes iškart geriausius pareigūnus siūstumėm, o dabar kažkokios prostitutės iš užsienio. Tai tas yra kabliukas toks, žinai, bet ir iš kitos pusės turiu pasakyti, kad iš tikrųjų, mums patiems ir pagalbą teikiantiems, mums trūksta kultūrinio kažkokio, nežinau, kaip tą žodį, kaip čia pasakyti, cultural, koks education, dar kažko, nes žmonės, vat iš Venesuelos, ar ne, kur šiandieną visiškai sugriauta, kurioje krizėje, kurioje visi, kas gyvi, bando ištrūkti iš to šalies, kur nusikalstamumas labai didelis, kur visi parsidavinėja arba pardavinėja kitus. Tai, žinai, tu turi žinoti tam tikrus dalykus ir pavyzdžiui, moterys, kur jos neprašo pagalbos, jos visiškai kitaip formuluoja savo tuos išgyvenimus ir tu turi suprasti, jos visiškai kitaip kalba negu mūsų tautietės, negu ukrainietės, negu taip toliau. Bet, žinai, tai mes dar galim kažkaip čia taip pasiskaityti, o pareigūnas, kuris galbūt jiems sudėtingiau yra, labai labai trūksta to, nežinau, Egle, kaip kokiu čia žodžiu įvardinto, kultūrinio kažkokio to. To tokio biškio pasaulietiškumo, tokio matymo kitas kultūras, bet aš labai suprantu, ką jūs turite omeny iš tiesų, nes man tenka labai daug išvažiuoti į tarptautinius visokius renginius, susitikimus, būtent prostitucijos specifiškai tema. Ir tenais iš tiesų mes turime ir išgyvenusių prostituciją, angliškai vadina survivors, lietuviškai mūsų tas žodis toks labai gremėzdiškas dėja, bet būna iš visokiausių regionų ir iš tos pačios Kolumbijos, kur minėt ir iš tiesų tie kultūriniai skirtumai, net ir ta pati prostitucija iš tiesų palyginti Lietuvą ar pavyzdžiui tą pačią kokią Indiją ar net Prancūziją, kuri čia šalia. Jinai labai skiriasi tas visas kultūrinis kontekstas, kokios moteris daugiausiai traukta, kaip į tai reaguoja visuomenė. Tai aš labai suprantu, kad turite omeny. Jo, bet aš niekada nepatikėsiu, manęs nieks neįtikins, kad yra moteris, kolumbietės, Kolumbijoje, Venezueloje, jos laimingos būdamos prostitutės. Tikrai ne. Bet tas kultūrinis skirtumas jis kartais taip iškreipia suvokimą, kad, pavyzdžiui, net ir tokia smulkmena, ar ne, bet šiandieną jos duoda parodymus Lietuvoje. Ir jos negauna migracijos departamento leidimo čia gyventi, reiškiasi. Jos lieka pažeisdamos tam tikrus įstatymus. Ir nesvarbu, kad vidaus reikalų ministerija sako, apsisprendimo laikotarpis, nėra jokio apsisprendimo laikotarpio, jokia pagalba neteikiam, reikia išgyventi. Ir jos galbūt dalis irgi čia bando parsidavinėti, nes jos visą gyvenimą, joms reikia išgyventi, supranti. Ir tada ateina tas toks nesuvokimas, kad nesugebėjimas padėti, iš tikrųjų tai yra nesugebėjimas padėti, neturėjimas ką pasiūlyti. Įstumia žmonės į tokią situaciją ir galbūt bus tas momentas, kai anos pusės advokatai pasakys, bet žiūrėkit, juk jos gimė būti prostitutėm, jom patinka. Tai čia suprantate. Aš žinokit, prisiminiau dabar vienos pažįstamos kolumbietės išgyvenusios prostituciją, jinai buvo įtraukta į prostituciją Kolumbijoje, dar paauglė, dar vaikas, nes tenais be proto didelis tiesiog visas tas kriminalinis pasaulis, ten tikrai, kaip ir minėjot, kaip ir Venezueloje situacija tragiška. Ir jinai dabar jau išėjus jau daug metų, jinai kaip tik veda tokį, kaip bando sąmoningumą kelti visuomeniai, kovoti su tuo ir iš tiesų labai susiduria su labai daug grasinamų, bandymų susidoroti iš kriminalinio pasaulio. Net ir tą kartą įsivėlė ir tam tikri iš teisinės sistemos asmenys. Tai iš tiesų, kai kas nors sako, kad tos moteris jos renkasi iš didelio ten malonumo, nori ir gimė tą daryti, tai tik tais labai rodo tą tokį ribotumą to žmogaus požiūrio į kitą žmogų ir visišką nežinojimą iš tiesų. Taip, bet, pavyzdžiui, įsivaizduokit, kokie iššūkiai mūsų šaliai ateina, tai mes nesuprantame aukų mes traumos jų nesuprantam, mes nesuprantam kultūrinio backgroundo, bet, pavyzdžiui, ateina dar tolimesni iššūkiai, nėra kada sustot. Tai įsivaizduokit, kas apie tą tinklą, kur šneku konkrečiai, ar ne, apie tą ikiteisminį, kasgi čia kaltinamieji iš tos pačios Venezuelos atvykę suteneriai į Lietuvą. Įsivaizduokit, reiškia, mūsų šalyje jie daro nusikaltimus ir teisėsaugai dar vienas iššūkis. Tai palaukit,
o tai ką dabar, tai čia labai, supranta, čia nėra kada sustoti, čia tu turi mokytis, šviestis, reiškia, jie atvykę į mūsų mažą šalelę iš tokių tolybių, jie atsiveža tas moteris, jie darbuoja jas, būdami čia ir prižadėdami visokius nebūtus dalykus ir išnaudojam. Ir, pavyzdžiui, matau pagundas didžiulės pasakyti, bet čia ne mūsų reikalas. Čia jie vieni išnaudoja kitus ir lietuvių tai neliečia. Sakom, palaukit, o sekso pirkėjai. Tai ne, kas rikiuojasi ta eilutė prie durų, žinai, gatvėje susiraičius. Tai ar ne lietuviai? Ai, nu jo, bet sekso pirkėjas, jisai toks visiškai neįdomus. Taip, mes kalbam labai daug apie prostitucijoje esančius asmenis ir niekada beveik nekalbam apie sekso pirkėjus. Ir aš esu darius net socialinių tinklų postą vieną būtent apie šį temą, nes mane visiškai užkniso, žinokit, matyti straipsnius ištisai, kur rašo, vėl pagautos 5 prostitutės ir 1 sekso pirkėjas. Ir amžinai va ta tokia tendencija, fokusas ir taip net ir užrašo, aš specialiai net tą žodį pasakiau, pagautos prostitutės. Įsivaizduojat, su tokiu pasididžiavimu net būna kitą kartą. Ir tik 1 ten koks sekso pirkėjas ten kamputį užrašyta. Bet man labai patinka jūsų veikloje, aš irgi, kiek man pavyksta pastebėti jūsų pasisakymus, tai iš tikrųjų, mes žūtbūt turim Lietuvoje apie tai kalbėti, kas čia po galais darosi. O man, nežinau, spėt pamatyti, buvo Facebook'e, žinau, ten toj vietoje, kur istorijos, kur 24 valandas ten yra, ten, kur gali sukurti istoriją ir negaliu 24 valandas. Kauno policija buvo įdėjusi klipuką, mes įspėjom užsiseivinti, mes jį turim, reiškiasi vėl reidas ir pergalingas, reiškiasi reidas sulaikytos prostitutės, kaip suprantu, užsienietės Kaune. Ir filmuojama, prezervatyvai, ten tie visi sekso žaisliukai, reiškiasi, ir verslui ne, reiškiasi, tokiam verslui ne, bet ir moteris užgriebiamos, moteris, kurios gūžėsi, slepiasi, bet aš galvoju, bet juk čia iškreiptas mąstymas. Labai, ir jisai kuria toliau tą iškreiptą mąstymą, nes visas dėmesys krypsta į tas moteris kaip nusikaltelės, jos kuria šitą, žinau, dar iš tokio labai gal net ir bažnyčinio, tokio religinio požiūrio, katalikiško, tai jos yra čia tos nusidėlės, kurios vilioja tos vyrus ir kuria tą visą nuodėmingą pasaulį. Su jom. Bet ką reiškia prezervatyvus filmuot, ką reiškia tas, man čia iš viso kažkoks dugnas toks, suprant. Ir kas tada prostitucija, aš galvoju, bet tokių žmonių akimis, kas tai yra? Moterys pačios su savim užsiema, moterys pačios kažką, o tai kur tas būtinas dėmuo, tas būtinas dėmuo prostitucijos jo ir nemato. Tas, kuris kuria tą paklausą, tas, kuris alksta tos prostitucijos, jų nerodo, nes saugo jų saugo jų privatumą, saugo jų orumą. Nes požiūris ir yra, kad moteris prostitucija, jinai neturi orumo, bet sekso pirkėjas jisai vis tiek turi orumą, nes jisai perka tiesiog kas siūloma, bet jisai perka tai, ką jisai prašo, tą paklausą jisai pats kuria. Ir čia, man atrodo, toks vienas didžiausias mitų apie prostituciją, kad dažnai galvojama, kad būtent pačios tos moteris prostitucijų ir kuria tą paklausą, bet iš tiesų juk sekso pirkėjai ją kuria. Juk jie nori ir kalbėjom apie tas migrantės, ką jūs irgi minėjot, kad galvoja, kad čia ne mūsų problema ar neliečia, bet sekso pirkėjai, tai čia lietuviai tikriausiai iš Venezuelos neatsivežė sekso pirkėjų, dar tie savadautojai. Ir man toksai dar tokia mintis kyla ir čia šitoj vietoj. Aš nežinau, kokias jūs mato tendencijas, ar daugiau atsiranda migrančių Lietuvoje išnaudojimų prostitucijų, čia irgi bus įdomu išgirsti jūsų įžvalgas. Bet čia yra dar toks labai svarbus aspektas, kad labai daug to fetišizmo yra būtent užsienietėm, kuris irgi susiejamas prostitucijai. Va tenais azijietė, juodaodė moteris, čia dar iš Lotynų Amerikos to tokio, žinot, fetišizmo, kad egzotika, kuris susietas, aišku, yra ir su rasizmu, ir su diskriminacija, jeigu čia jau giliau eiti. Ir tas labai šlykščiai atsiskleidžia, aišku, prostitucijoje. Tai bet jūs labai tiksliai, man atrodo, užgriebė dabar, nes ir aš manau, kad tas fetišizmas Lietuvoje tik dabar pradeda būti paleistas toks nuo grandinės. Dabar reiškia, nes mūsų pastebėjimais, iš tikrųjų, ką mes matom, bet vėlgi tikrai sutinku, kad mes tik dalį matom, daugėja moterų migrančių prostitucijoje ir, pavyzdžiui, mes neturime savo klienčių tarpe
moterų iš Brazilijos, tačiau skelbimai šiandieną, jeigu atsiversti visus tos geltonuosius puslapius, tam praktiškai vien Brazilija dominuoja. Reiškia, ateis laikas, kai jos, bet mes dar jų nematom. Įsivaizduojat, mes einam dar labai iš paskos. Ir manau, kad nuo grandinės pasileido sekso pirkėjai sulig karu Ukrainoje. Iš tikrųjų, ką mes stebėjom, tai Egle, neturiu, ir galvoju, net žodžių neturiu apie tai kalbėti ir neturiu ausų, kas klausytųsi, bet juk čia ne tragedija, kad prasidėjus karui, viena mes ranka aukojame ir viena ranka šluostomės ašaras, tas yra labai teisinga, kita ranka mes metame tą pinigėlį į ukrainietės prostitutės taupyklę ir paskaičius, nes kartais tiesiog pasižiūrime, ką tuose čatuose sekso pirkėjai rašo, neretai jie yra prieinami, ten neužkoduoti, tai taip, bet ten yra šviežių padavė ukrainiečių, jos be prezervatyvų viską daro, jos su viskuo sutinka, karštos, jaunos, dar neišnaudotos, bet juk tai baisu yra. Tai yra labai baisu ir aš iš tiesų irgi atsimenu, berods nuo karo Ukrainoje pradžioje buvo atliktas ir tyrimas. Dabar nepasakysiu ten tų tikslių rezultatų, bet atsimenu, kad mane labai irgi šokiravo, nes buvo tikrai toks labai grafiškas turinys, kad pornografiniuose puslapiuose nuo tada, kai prasidėjo karas, padaugėjo labai daug visokių paieškų. Top paieškos buvo ukrainietės merginos pornografijos puslapiuose, o to pačio pavyzdžiui Vokietijoje, kurioje prostitucija legalizuota, tai tenais iš viso, tenais verda tiesiog viskas ir paklausa būtent ukrainiečių merginų ir tenais siaubas darosi, tenais kažkas buvo dalinėsi su manim neseniai nuotrauka, surašytas kaip meniu su kainom. Asian girl, viena kaina black girl, kita kaina Ukrainian, kita kaina siaubas. Taip, bet aš galbūt irgi galvoju kažkaip, tai nežinau, ką jūs apie tai mąstot, bet vis tiek mes turime atakuoti tą sekso pirkėjo, tą neliečiamumą. Aišku, suteneriai taip, aš sutinku, bet įstatymas pakankamai griežtas yra suteneriavimu Lietuvoje. Įrodyti gal nėra lengva, bet jis pakankamai griežtas ir toks nedviprasmiškas. Bet, pavyzdžiui, sekso pirkėjas jis visiškai neliečiam. Taip, jis visiškai pamirštas yra ir apskritai, kaip jūs sakot, neliečiamas, tiesiog neliečiamasis, jisai turi nekaltumo, bet aš manau, kad čia labai siejas gal ir su visuomenės tokiu požiūriu apskritai į vyrą ir moterį, tą tokį patriarchalumą, nes moteris dažnai dėl daug ko kaltinamos, o vyrui kaip vanduo nuo žąsies nubėga visi tie kaltinimai ir šiaip atsakomybė. Tai iš tiesų manęs tai net ir nestebina, nors aš tikrai su jumis 100% sutinku, kad mes turėtume daugiau kalbėti apie sekso pirkėjus, o gal ne apie prostitucijai esančius asmenis. Dar norėjau jūsų biškį šiek tiek grįžtant į pradžią, galbūt tiem, kurie nežino jūsų organizacijoje, kokią jūs pagalbą teikiate žmonėm? Tas mūsų pagalbos teikimo paketas, jisai, manau, pakankamai vienodas tiek Europoje, tiek Lietuvoje, tų kelių organizacijų Lietuvoje, kurios dirba su prekyba žmonėmis, su prostitucijos aukomis. Tai visų pirma, tai yra, mes socialiniai darbuotojai, mes esame specializuotų socialinių darbuotojų komanda, toj komandai dar yra psichologės, psichoterapeutės ir teisininkai, advokatai. Tai tas vis tiek paketas, jis pirmiausia nuo socialinės pagalbos prasideda, nes kol mes prieinam savo tą specializaciją, vis tiek žmogus ir alkanas, jisai reikia ir saugiai apgyvendinti, jam reikia tiesiog tą kažkokį, kartais mes susvaidomės tokiais skambiais žodžiais integracija, bet tik integracijos gali būti labai toli, tiesiog padėti surasti savo vietelę. Psichologinė pagalba. Norėtumėm, aišku, kad nebūtų truputėlį aukštesnio lygio, ta prasme, turime per mažai rankų, nes visą tai kainuoja, tačiau turime jau psichologus, kurie daug metų su mumis, kurie teismams pažymas rašo, kurie grinai su trauma dirba. Tai šitas momentas, mūsų ta širdis viso to centro ir mūsų specializacija, tai yra tai, kad mes skatiname nukentėjusius bendradarbiauti su teisėsauga, duoti parodymus. Iš tikrųjų labai sunkiai pačios priėjom iki to, nes
tikrai niekas universitetuose nemokina tokių specializacijų, tu tiesiog esi socialinis darbuotojas Taip. ir tiek, bet pradėjusios dirbti, mes net negalvojom, kad mes eisim į šitą sritį, į tokią specializaciją, bet su laiku pamatėme, kad mažoje šalyje, aukos keičiasi, o prekeiviai žmonėmis tie patys, kad tiesiog tinklai lieka tie patys, kad reiškiasi, kad, nėra kito kelio, kaip sunaikinti tas tam tikras grandinės, perkis, kaip tik traukti teisinį atsakomybę. Tai daug mokinomės, čia turėjome mokytojus iš kitų nevyriausybinių, iš Vokietijos, tikrai niekad neužmiršiu tų mokytojų, ten ištisos nevyriausybinės dirba šitoj srity. Tai, bet žinot, negali aklai perkelti to, ką išmokai ten užsienyje, perkelti čia, tai teko labai daug visko, kaip pasakyti, ir klaidų daryti, ir išmokti. Tai šiandieną mūsų ta pagalba teisiniai srity, pirmiausia, mes norim kažką duoti žmogui, ne vien tik sakyti prabilk, būk pilietiška, kalbėk, pagalvok apie kitus, turim kažką ir duoti. Tas davimas yra pirmiausia, tai yra advokato. Jau kalbam ne apie tą pirminę teisinę pagalbą, kur nėra problemų gauti Lietuvoje, bet apie tą antrinę, jau reiškiasi tavo advokatas. Ir ne bet koks, o tas, kuris moka dirbti su aukomis, pažįsta jų traumas, jų psichologiją, taip toliau. O mes esam tie lydintieji asmenys. Tai nuo pat pareiškimo parašymo momento apklausose galim dalyvauti ir uždaruose teismų procesuose. Šiandieną aukų direktyva leidžia nevyriausybiniam sektoriui būti kaip tuo lydinčiuoju asmeniu. Tai ne tik tai sėdim ir už rankos laikom ir ten guodžiam ir skatinam, ar ten kokią tabletę paduodam, kad nesinervuotų ir taip toliau, bet vanago žvilgsniu stebime patį procesą. Ar mes norime apkaltinamųjų nuosprendžių, mes norim nuteisimų. Tai tada inicijuojam skundus, jeigu to nuosprendžio tokio nėra. Ar tas nuosprendis, pavyzdžiui, suteneris jis nuteistas ten 150 valandų senelių namuose, tai mes sakom, ne, čia ne bausmė. Tai žodžiu, viso to teisinio proceso metu jie Lietuvoje tokie labai sunkus, tokie negrabus, ilgai trunkantis tie procesai. Mes dažnai nuo pusės proceso perimam pačias. Aukom jau nebereikia liudyti, nebereikia duoti parodymų, bet mes tarsi dalyvaujam ir stebim tuos procesus. Tai čia yra mūsų pagrindinis momentas. Ir paskui kompetencijų padėm tvarkyti, nes irgi labai sudėtinga. Ten tuos kelis tūkstančius priteisė kaip žalos kompensacija, bet pasimti juos labai sudėtinga mūsų šalyje, tai mes apsiemam tvarkyti. O kodėl sudėtinga pasimti juos, jeigu juos priteisė? Pirmiausia, gal dėl to, pirmiausia sudėtinga dėl to, kad štai, matome, prekeiviai žmonėmis nėra pavieniai, dažniausiai jie veikia grupelėmis, ten tomis grupuotėmis. Tai matome, kad ta grupuotė jinai veikia ir Lietuvoje, ir užsienį, kad ten jie iš tikrųjų daug turi šitų pajėgumų. Prasidėjus teisiniams procesams jie samdosi geriausius advokatus Lietuvoje. O kas tie geriausi advokatai Lietuvoje? Buvę prokurorai, buvę teisėjai, praktiškai juos gina. Bet vos tik tai nuskamba paskutinis teisėjo plaktuko dūžis teisme, apkaltinamasis nuosprendis. Staiga pasimato, kad nusikaltėlių sąskaitos tuščios yra. Tuščios, reiškiasi, jie kažkur to savo spėja persintas, kažkur perkelt. Nėra taip, kad visi prokurorai, pas mus išmokinti dirbti su ten pinigų plovimu, su šitom nelegaliom pajamom, per vėlai sureaguoja, per vėlai areštuoja tas sąskaitas, jau jos būna tuščios. Ir tada auka, jeigu priteisiama ten tiem 1 ar 2 tūkstančiai, ar ne, už prievartavimus ilgamečius, už kankinimus, už tai taip toliau, staiga nėra kaip paimti tų pinigų. Tai valstybė šitam atveju yra sukūrus tokį aukų žalos kompensavimo fondą, ten ilgas pavadinimas šitoks apibendrintai, kurį valdo Teisingumo ministerija, bet įsivaizduokite, Egle, kad tam, kad aplikuotų ta auka, ar ne, kuri perėjo ilgamečius teismus, jau nekalbam, kad jinai traumuota, kad jinai pavargo ir taip toliau, jinai reiškia, pirmiausia, turi kreiptis į antstolius, sumokėti antstoliam, kurie turi aiškintis, kad nemokus tas nuteistas asmuo, išrašyti krūvą pažymų, neskuba rašyti. Ir tik tada žmogus gali kreiptis į tą teismą.
tai į tą fondą. Tai labai dažnai aukos sako, bet man nereikia tų pinigų, atstokit nuo manęs, man nieko nereikia. Tai mes vis tiek galvom, tie pinigai priklauso žmogui, mes tada už jas kreipiamės į pas antstolius, ten apmokam, žodžiu, mes visą darom, jiems reikia tik tai parašus padėti. Tai vis stengiamės bent tą kelią nueiti. Įsivaizduokit, už visų metų tas kančias jie gauna 100 000 ir dar jeigu gauna tą 100 000, 1000 gali gauti eurų. Bet jį atgauti, tai daugybė reiškiasi ir viskas eina labai kompiuterizuotai. Mūsų dauguma nukentėjusių asmenų, jie nėra įvaldę taip technologijų, o pavyzdžiui, kad į antstolius, ne tai, kad kreiptis, bet sekti antstoliaus veiklą. Aš prieš pusę metų kreipiausi į antstolį, kad prašom pažiūrėti, ar šitas nuteistas asmuo, jisai turi turto ir išrašykit man pažymą, jeigu jis neturi to turto. Tai aš tą galiu tik tai per sudėtingiausią sistemą prisijungti. Siaubas. Reiškia, aš negaliu tiesiogiai. Čia yra tiesiog, žinokit, aš tikrai... Biurokratija visiška, bet tokioj visiškai ne vieto. Visiškai nejautri. Žmogų neorientuota absoliučiai. Ir tas labai, jūsų klausant, tai labai atskleidžia tą situaciją Lietuvos. Nors jinai jau ir taip aiškiai, akivaizdžiai, jinai netarnauja, nes baudžiam tiek prostitucijų esančius asmenis, tiek sekso perkėjus. Teoriškai baudžiam, praktiškai čia dar kita tema. Praktiškai matom, kad realybėje daugiau nubaudžiama moterų prostitucijų nei tų sekso pirkėjų. Bet kad, kaip ir sakėt, nėra jokios pagalbos ir turi pereiti dar kažkokius kelius, bet tai absoliučiai atskleidžia, kad nesuvokiam, kad tai yra nukentėjęs žmogus, kad tai žmogus patyrė tą traumą, didžiulę traumą, nes jeigu suvoktume kaip visuomenė, kaip sistemos tam tikros galbūt pagalbos tenais, nežinau, valstybinės, tai nebūtų tokių kelių, nes tai yra žiauru, aš bandau per save įsivaizduoti, man būtų vienodai tie keli tūkstančiai, jeigu čia tiek turėčiau taškytis. Nors iš kitos pusės tie keli tūkstančiai jiems, toms moterims jos labai daug reiškia. Jos... Tai būtent dėl to mes tiesiog atkakliai varomės į priekį ir mums sunku. Ir tikrai ir mūsų darbuotojim, įsivaizduokit, ateina pas tave į komandą dirbti žmogus, kuris niekada neturės reikalų su tokiais, nemoka tvarkyti, ten reikia labai gerai išmanyti tą visą popieriją. Tai tiesiog, aišku, dabar jau mes suradome tam tikrus partnerius Teisingumo ministerijai, jau mes jiems skambinam, jie paspaudžia tuos advokatus, tuos antstolius, bet tai įsivaizduokit, koks kelias reiškiasi, kokį tu aplinkinį pačiai aukai, šitokio kelio neįmanoma praeiti visiškai. Jo, ir iš tiesų, dėl ko, jūs aišku, sakot, irgi dirbat visoje Lietuvoje, bet kiek tu gali visą tą Lietuvą apimti, vis tiek reikia daugiau rankų. Su 6 žmonėms, su 6 darbuotojais. Taip, tai yra visiškai absurdiška, bet net jei ir 60 būtų, esmė tai, kad mums reikia, kad dirbtų ir tam kitam gale dirbtų teisininkai, policininkai, gydytojai ligoninėse galiausiai, specialistai iš valstybinių visokių institucijų, su kuriais tenka susidurti, o dabar dirba 6 žmonės. Taip, bet aš noriu jums ir klausytojams pasakyti kaip mažą pavyzdį. Ne tai, kad aš čia labai noriu skūstis, gal čia iš mano kalbos taip atrodo, kad aš čia tik tai inkščiu, bet pavyzdžiui, paskutinis mūsų toks pralaimėjimas, ar ne, skaudus pietų Lietuvoje atvejais, kuris tenais bendruomenės akise vyksta, kokie 6 metai, tai tikrai vyras pardavinėja savo žmoną. Jisai tiesiog pats nedirba, bet jisai, suteneriauja. Klasikinis atvejis. Taip, bet jisai tik žmona. Bet ten iš tikrųjų, ten nemažai tų sekso pirkėjų turi per dieną aptarnauti, sutikti ir taip toliau. Tai yra tikra prostitucija. Moteris sužlugdyta, išgąsdinta, šiaip negalę tokią turėjusi, gal neidentifikuota, bet ten tikrai suvokimo tam tikri sutrikimai. Ir pavyzdžiui, atsiranda vietinių socialinių darbuotojų, tokių tvirtesnių, jie neapsikenčia, kaip čia, kaimo prostitutė, ar ne, jie tiesiog tie darbuotojai su mumis susiriša, mes ten pradam ir mes tą moterį kartu būrelis, tokių darbuotojų kalbinam duot parodymus. Jinai, aišku, baisiniai pergyvena, ką Petras pasakys, kai aš ant jo parašysiu pareiškimą. Jis mane užmuš. Reiškiasi, bet tada jinai išimama iš tos vietos gyvenamosios, jai suteikiamas ten saugus būstas vietinių tarnybų pastangom ir jinai įsivaizduokit jos, ką reiškia duot parodymus, tai
tyrėjai, prokurorai, jie negaili apklausose, jiegi žino, kad jie sako, aiškinamės tiesą, ar ne? Tai ten ir ir griežtas tonas, ir nenoras patikėti tam tikrais dalykais. Jiegi nekalba, štai tu traumą patyrusi, aš suprantu, kad tu negali kažko man pasakyti. Ne, jie purto kaip reikalas, bet jinai duoda parodymus, jinai nesitraukia. Ir kas įdomu, kad jos parodymai nėra neprieštaringi. Jinai pradžioje galbūt jinai labiau slėpė to Petro atsakomybę, nu aš Petras sakau, iš tikrųjų, tai ne Petras, bet kad kažkaip tą būtybę pavadinti. Ir jinai dar iš pradžių labiau slėpė, labiau ant savęs sprėmė, bet šiaip detalėse visiškai nesimėto. Ir jinai sustiprėjo finale, paskutinėje apklausoj, jinai visiškai stipri ir jinai suvokia, pradeda suvokti, kad jinai buvo išnaudojama. Aišku, teisėsauga turi čia tokių baisių fintų, aš tą taip vadinu ir mes niekaip nesugebam nuo to išsisukti. Tai yra, pavyzdžiui, toks proceso toksai momentas akistata. Įsivaizduokit, ją sodina kambarėlį su Petru ir prie vieno stalo, ir kalbėkit tarpusavį. Žodžiu, paneikit. Reiškia, tyrėja klausosi, kaip jie ten diskutuoja, o jie turi kalbėtis. Tai vadinama akistata, tam tikrų faktų patikrinimas. Tai yra žiauriau negu žiauru. Bet jinai atlaikė ir šitą. Ir įsivaizduokit, šiandieną mes laikom ant rankų šito ikiteisminio tyrimo nutraukimą, nes prokurorui pasirodė, vis tik neįtikinama, kaip vyras galėjo pardavinėti savo žmoną. Jis klausinėjo kaimynus, galbūt tie kaimynai, mes sakom, ir kaip suprantam, jie patys naudojosi tą moterį. Ir jie sako, ne, Petras negalėjo šito daryti, Petras yra geras žmogus. Ir jis nutraukė ikiteisminį tyrimą. Tai jūs galite įsivaizduoti, čia viduj, kai staugiam tiesiog mes, reiškia, moteris, kuri pakilo iš dugno, iš pelenų, jinai ryžus, gyvenime prieš tą Petrą žodžio nepasakydavo prieš, viską iškentėdavo, o čia ryžus ant jo duot parodymus. Ir kas gaunasi, kad be reikalo. Ir štai Petras šiandien triumfuoja ir sako, aš tau sakiau, kad tu niekada manęs neįskūp. Įsivaizduoti, bet, pavyzdžiui, šiandieną su tuo gyvenam. Ir taip, jūs teisi, pavyzdžiui, jeigu mes būtumėm 60, o ne 6, mes gal daugiau tokių ištrauktumėm atvejų. Aišku, mes inicijuojam skundą, mes skūsim. Lietuvoje yra tik 2 instancijos, per kurias gali su to skundu eiti. Ir jeigu tu gauni ne, ir viskas, ir nutyli amžiams Lietuvoje. Bet aš tik noriu pasakyti, kad tai yra eilinis momentas, ko gero kasdienybė. Bet labai skaudi, labai skaudi. Labai, iš tiesų, labai nuskausminga tau, kiek reikia drąsos žmogui išdrįsti, išlipti iš tos baimės, iš to kiauto, suvokti, tą viską suvirškinti ir tu vis tiek, tave tai paima ir nušluoja. Tiesiog savo, aš netikiu, kad jisai tai padarytų. Ir čia iš tiesų parodo tą problemiškumą teisinės mūsų sistemos. Ir čia labai gerai susijęs ir su kita tema, tais tokiais tarpžinybiniais susitikimais. Mes mūsų organizacijoje, žinau, kad darydavom susitikimus su prokurorais, su policija, kad juos jautrinti šiek tiek, gilinti jų žinias ir supratimą apie prostitucijos problematiką, nes tas požiūris tikrai toks būdavo. Man pačiai mama kažkada sakė, kai dar pačioj pradžioj pradėjo dirbti šioje srityje, tai girdėdavo ir iš policijos tokių pasisakymų, kad prostitucijoje moteris tai yra kaip kokios žiurkės, kurias reikia su vandens šlanga tiesiog nuplaut nuo paviršiaus. Tai toks buvo požiūris. Jisai per 20 metų ar daugiau jau nelabai kur ir pasikeitė. Tą mato tikriausiai ir jūs, net ir aš užaugusi, tą matau. Bet iš kitos pusės jūs daug pasiekėt, aš manau, žinot, aišku, gal dabar jau taip žiūrkim tiesiogiai, taip atvirai nebepavadins, bet ką jie ten galvoja, tai ir, pavyzdžiui, bet man yra svarbu, ką jūs sakot, pavyzdžiui, nes jūs kažkurioje mūsų pokalbio daly pasakėt, kalbėt apie patriarchalinį mąstymą. Mes galbūt mažai kalbam, mes mūsų organizacijoje, mes daugiau, sakau, tuose teisiniuose reikaluose esame ir mažai apie tai kalbam, bet mums kaip oro gurkšnio trūksta būtent, nes, pavyzdžiui, aš dabar, leisiu savo dabar padžiazuoti, ar ne, pagalvoti, o ką galvoja prokuroras, nutraukdamas šitą ikiteisminį tyrimą, kodėl jis pasirinko patikėti šito vyru, nors ten tikrai jo šlykštus veiksmai, prokuroras tą matė. O gal jis ir pats sekso pirkėjas yra? Aš to negaliu pasakyti iš tikrųjų, bet, pavyzdžiui, jis pasirinko pasitikėti juo. Tai ar tai nėra kažkokio mąstymo, to tokio sekūro, tokio...
tokio nekenčiančio moterų, aš kartais galvoju, mąstymo pasekmė. Man irgi taip iš tiesų atrodo, nes tiesiog labai sunku suvokti, kaip tu matydamas tą situaciją, tu vat pasirinki, galvoju, nu ne, man atrodo, kad čia jisai net neturėtų būti toksai žmogus, tai vat aš visgi nusprendžiu, kad jisai nėra nusikaltėlis ir nubraukiu visus įrodymus prieš tai pateiktus, akivaizdžius faktus, iš organizacijos netgi neštus, tai mum yra protų nesuvokiama, bet čia galbūt vat, ir reikėtų pasikviesti, pašnekinti prokurorą ir pamatyti, kodėl jisai va, taip virškina tą, bet iš tiesų nevaisant to, kad ir kiek tu stengiasi dirbti ir su tom visom institucijom valstybinėm ir su ta teisėsauga, nu vat vis tiek to požiūrio yra labai daug. Ir kai po to pagalvoju, tai nevyriausybinė, tai turi visus galus, turi 10 rankų turėti ir eiti tenais per antstolių sistemui kažkur tai kovoti už tai, kad gautų kažkokią kompensaciją nukentėjęs žmogus ir dirbti su teisėsaugos visa sistema ir dirbti dar su auka ir dar dirbti su visuomenė, tai čia turi ten, tai čia yra beprotybė iš tiesų. Čia yra absoliuti beprotybė, bet, pavyzdžiui, ir tu puikiai matai tuos nepaliestus laukus ir aš, pavyzdžiui, svajoju. Aš nežinau, kokioje šalyje, ir tik ne Anglijoje man teko sutikti organizaciją, kuri, pavyzdžiui, dirbo tik tai su moterų prostitucijos vaikais. Pavyzdžiui, mes nebesugebam paimti šito kampo, nors, pavyzdžiui, bet dabar mano minėto atveju, ten yra vaikelis, kuris irgi patiria patyčias, taip toliau, bet mes neturim rankų, kad prieiti prie šito viso. Tik bendrai taip kažką tam pasakom, žinai, bet, pavyzdžiui, aš galvoju, jeigu mūsų šaly galėtų būti, kur tik į tai koncentruotųsi, čia darbo iki kaklo būtų. Ir kaip, žinai, ir irgi kalbėtų, šviestų. Man kas labai svarbu, pavyzdžiui, bet nežinau, bet aš matau, kokia pačios nuomonė, nes matau, kad nevyriausybinis sektorius mes skirtingai kartais mastom. Pavyzdžiui, aš vis tik tai dabar galvoju po 24 metų darbo, kad mes turim kalbėti ir sakyti, ką matom. Kai aš pradėjau dirbti, man taip netrodė, aš pripažįstu. Man atrodė, kad kaip tik čia slaptai, giliai, kad nieks nežinotų, kad tik, žinai, bet aš dabar galvoju, tai jeigu aš taip slaptai, tai aš tada labai pakišu petį, žinai, atkišu valstybei, kuri nenori nieko daryti, tiem patiems sekso pirkėjams, žinai, kurie ten neįvardinami ir taip toliau. Aš manau, kad reiktų, tai mums reikia labai, kad ne tik tai kažką darytų, bet ir kalbėtų, kad ir aiškintų. Aš apie tą irgi dažnai susimastau ir aš matau, kaip paveiku yra tai, kai tu daliniesi tiesiog labai paprastai ir realiai, kokia yra ta situacija. Tas yra paveiku, nes žmonės to nesitikė. Iš tikrųjų, bet man irgi artima ta tokia baimė, kad gal čia reikia kažkaip tai nesidalinti, neviešinti, po to dar problemų, kokių susilauksi atgarsio. Ir man atrodo, kad čia dar toks biški ir kultūrinis eina, mes kaip lietuviai ir turėdavom to tokį nenešk nešvarių ten apatinių į viešumą, ar kaip ten tie posakiai, kad nesidalink apie tas problemas, apie tai, kas vyksta, nekalbamės apie tokius dalykus, nekalbamės nei apie tą seksą, nei apie prievartą, nei apie smurtą, ir apie smurtą prieš moteris pasižiūrėkit, kiek čia buvo to, kad nenešk, ir tik dabar pradedam to daugiau viešinti ir dalintis, o kai eina tema apie prostituciją, man iš vis toksai, aišku, mes dabar labai daug kalbam visuomenė apie smurtą prieš moteris, apskritai tokį kaip reiškinį ir problemą to. Ir apie tą žmonės kažkaip jau ir drąsiai šneka ir tie, kurie su tuo kažkaip tai nuo to yra nukentėję ir kuriems tas galbūt tolimesnė ta tema. Bet kai kalbam apie prostituciją, ar tą pačią netgi prekybą žmonėmis, bendrai visą paėmus, man atrodo, visuomeniai vis dar labai žmonėms sunku tą temą paimti, nes jinai yra labai, labai be galo tamsi. Ir jinai yra tamsesnė net ir už tą smurtą, nes jinai yra iš tiesų labai grafiška, labai žiauri. Jeigu taip visiškai atvirai, jeigu reikėtų kalbėti, tai man atrodo ir jūs, ir mane, ir visus užblokuotų socialiniai tinklai, nes turinys būtų tiesiog pernelyg grafiškas. Jeigu taip visiškai nuėmus visas lenzes. Aš visiškai sutinku, bet turiu pasakyti, žinokit, kad šitoj vietoj aš matyti kažko irgi nebepagaunu. Nes aš labai dažnai pajuntu tai, ką jūs sako, tą atstumimą iš žurnalistų, iš visuomenės. Ir aš nesuprantu, kodėl aš turiu sustoti. Aš tikrai,
aišku, ir aš dabar tada pasižiūriu, nes aš būnu pradėjus pasakot, pavyzdžiui, ką prievartautojas darė aukai, ar ne? Ir man sako, stop, ką tu čia dabar? Ir neik į detalės, mes nenorim girdėti detalių, nes tu man sugadinai dieną vien tik pasakius, kad ten, ką jisai darė, ar ne savo aukai. Ir, tikrai, Egle, turiu prisipažinti, kad šitą man sunku suvokti, ir galvoju, ar aš esu taip panirusi, ir jau man sunku išlipti, bet aš, pavyzdžiui, nesuprantu, bet juk ne auka čia turėtų gėdytis, ar ne? Čia turėtų, pavyzdžiui, paskutinis, tas Klaipėdos serijinis prievartautojas, jūs tikriausiai žinot, ar ne tą istoriją, čia tas parko prievartautojas. Taip. Tai, pavyzdžiui, ta detalė tokia, kad jisai seksualiai susijaudindavo, pamatęs aukos kraują. Tai man atrodo, kodėl to nepranešus visuomeniai, pavyzdžiui. Kodėl čia yra pavojingumas šito žmogaus, bet aš suprantu, kad paprastų galbūt žmonių protai pradeda piešti kažkokius tai, žinai, kažkokius mazochistinius paveikslus. Jei atvirai šnekant, žinau, kai žmonės tai pradeda vaipytis, čia neikite detalės, aš nežinau, nors visiškai nepalaikau pornografijos, bet kažkaip tai norisi sakyti, kad didžioji dalis tų žmonių tikrai vaikšto į pornografinius puslapius ir dar netokius dalykus žiūri. Ir per televizorių dar net ir nebūtina eiti į tuos visus puslapius. Per televizorių, internete, nenori, matom, skerdžia per LNK filmai, skerdžia vienas kitą, per TV3 tokie filmai, bet čia negali išgirsti realios realybės, nes čia jau labai detalu ir grafiška. Bet galbūt to detalumo ir grafiškumo reikia, jeigu kitaip mes nesuvokiam, ant kiek tai yra žiauru. Jeigu pasakai, kad sorry, bet moteris prostitucijoje nėra nei verslo kažkoks tai žmogus, nei jinai tą daro iš ten malonumo svajodama apie karjerą prostitucijoje, ar ten dar kažkas, tai jeigu žmonės to nesuvokia, jeigu teisininkai nesuvokia, tai kokiu kitu būdu pasakyti, jei tik tais neįdedant tų detalių, kas tai yra iš tiesų. Nes, kai šnekam su tokia uždanga, tik tos naudodami žodžius, tokius, žinot, prekyba žmonėmis, prostitucija, taip tarsi disocijuojam ir atsiribojam, nuo to viso turinio. Šitas yra svarbu. Šitas svarbu, ką jūs sakot, bet aš galvoju, bet tas puritoniškas kažkoks, taip, ir tada jiems lengviau priimti, bet sakau, bet man tą sunku suvokti net iš kolegų, kurie galbūt kituose laukuose jie nedirba, ar ne su šita problema. Ir dabar jūs ko gero esat pirmas mano sutiktas žmogus, kuris sako, kad šitas laukas yra tamsesnis net už tą smurtą artimo erdvėje. Tai aš ko gero pirmą kartą girdžiu, nes aš taip ir galvoju, iš tikrųjų aš taip irgi galvoju, bet matyti tai, kad tu negali, nes, pavyzdžiui, smurtė tam irgi jis yra baisiau negu baisu, ar ne? Bet tu gali, truputėlis yra išskleistas tas paveikslas, ar ne? Tas smurto ratas, mes apie jį žinom. Šičia kažkaip tai nutylim. Taip, ir, pažiūrėjau, tada kuria policija filmukus apie tai, kas yra prostitucija, filmuodama prezervatyvus ar ten kokius tuos vibratorius, žinai. Tai ir palieka tavo vaizduoti. Bet palauk, pirmiausia atėjęs jisai skelia moterį per ausį ir sako, dabar klaupkis. Ir numauk man kelnes, žodžiu. Supranti, ir paskiau prasideda visą tą tralelę. Tai čia ne apie prezervatyvus ir ne apie vibratorius eina kalba, bet kažkas, žinai, tokio... Čia eina kalba apie smurtą, nes ta pati prostitucija irgi yra smurtas, seksualinis išnaudojimas. Apskritai išnaudojimas yra tas pats smurtas. Kontrolė, manipulacija, pasinaudojimas asmens bejėgiškumų, kažkokiu tai pažeidžiamumų situacija, kažkokia, kurioje jis yra. Tai yra tas pats smurtas, bet mes nekalbam apie prekybą žmonėmis, išnaudojimą, prostituciją kaip smurtą. Kalbam, tik tais mes gal čia šiek tiek, bet kai turiu omeny, kai žmonės kalba apie smurtą, jie negalvoja apie šias dalis irgi kaip smurto reiškinius. Bet iš kitos pusės, įdomu, kad dalis išsilavinusių žmonių, jie būtų linkę toleruoti prostituciją kaip reikalingą, kaip neišvengiamą, kaip reguliuojama, kontroliuojama, tačiau jie nenorėtų žinoti iš tikrųjų, kas ten vyksta. Tai man toks, žinai, dažnai toks atrodo, toks kažkoks dvipusiškumas. Tai pasidomėk tada, kas toj prostitucijoje vyksta, jeigu tu ją sakai, kad tai visai nieko. Čia irgi toksai geras aspektas, kurį palėtė dėl to
įteisinimo, galima gal tai pavadinti, dabar jau tas labiau eina galbūt vakarų šalyse, bet ir pas mus po truputį jau ateina tasai požiūris vakarietiškas, tarsi va čia įteisinam, įgalinam, išlaisvinam, suteikiam galimybės, nors man, nežinau, man net ir dar iki viso to konteksto nesigilinus buvo keista suvokti tai kaip gerą reiškinį, jeigu tu legalizuoji visas pusės, tai kaip tasai padės kažkam tai. Bet vat irgi, ar to tenka daug jums Lietuvoje išgirsti to tokio, kad va čia gali legalizuoti galiausiai iš tų pačių moterų, su kuriomis dirbat žmonių, ar tenka susidurti su tokiais atvejais, kur sako, nu va, man čia labai patinka, man čia gerai, aš užsidirbu gerai, man pagalbos nereikia, viskas ok. Nu, čia vėl labai daugialypis tas klausimas, žinai, čia vien tik apie jį būtų galima kalbėti ir aš net ir pati norėjau pačios klausti, kaip bet pati, jeigu va ten užsienyje daugiau gyvenat ar dirbat, kaip su tuo sex work, jeigu ten tos visos tie tiesiog kryptis, jos ten užtvindė ir taip toliau. Su kuo mums tenka susitikti, tai aišku visada moteris, net jeigu ten jinai supjaustyta gabalais, apšlapinta, apkakota ir taip toliau, jinai jos pirmi žodžiai bus nepadėk man, o nelyskit prie manęs. Man viskas gerai, būtent prostitucijai. Bet tu žinai, kad čia yra slengstis, kurį tau reikia perlipti, o toliau jau, jeigu tu perlipi, tai, žodžiu, prasideda visai kitos istorijos ir kiti pokalbiai ir taip toliau. Tai mes čia toks darbinis momentas, bet man neteko matyti nei vienos per tiek metų moters, kuri sąmoningai sakytų, kad čia buvo geras mano gyvenimas, čia aš uždirbau. Jinai taip žurnalistam gali sakyti. Tikrai jinai sakys ten, ko gavus pinigėlį iš tų pačių žurnalistų, ar ne, jinai gali taip sakyti. Tai čia šitas klausimas jau mums yra senai išspręstas, bet kitas galvosūkis yra didelis taip, ir jis ypatingai toks man iškreiptas mūsų situacija atrodo, todėl kad mes esame iš tų nedaugelio šalių, kurios persekioja asmenis prostitucijoje. Čia kas yra visiškai nenormalu teisiškai persekiot, ar ne, tas administracinių nusižengimų kodeksas, tai čia yra visiškas absurdas. Smurto auką persekiojam, iš tiesų. Taip, bet iš kitos pusės vis daugiau ir daugiau sutinkam išsilavinusių žmonių ir, sakyčiau, tie žmonės dirba ne vien tik kažkokiuose ten IT kažkokiuose firmose, bet jau jie dirba ir humanitarinės pagalbos srityse. Jie vis daugiau ir daugiau kalbančių apie tai, kad tai reikia legalizuoti ir bus išspręsta. Man tas kelia milžinišką nerimą ir tikrai ir labai savikritiškai pradedu žiūrėti ir labai ir save kaltinu ir kankinu, kad per mažai kalbam, per mažai pasakom. Bet atrodo, jau nebeįmanoma daugiau pasakoti. Mes vaikštam ant plono ledo tiek atskleisdamos. Kiekvieno mūsų posto Facebook'e mes sulaukiam pagrindinių veikėjų, jie tuoj pat atpažįsta save. Laiškų, advokatai jų kreipiasi į mus. Atrodo, taip ten tą postą apgraužiai, kad ten neįmanoma atpažinti. Jie tuoj pat save atpažįsta. Tai jau daugiau eiti, tai yra tikrai neįmanoma. Bet iš ko gero reikia visam laukui pakilti ir iš savo burbulų išeiti ir suprantama kalba kalbėti. Bet tikrai, Egle, mane neramina ir aš nežinau, ar čia yra normali tendencija ar ne, bet vis daugiau išsilavinusių žmonių sako, įteisinkim ir tokiu būdu visą šitą chaosą suvaldysime. Tai tikrai man dėl to neramu yra. Nu, tas visas legalizavimo klausimas, tai iš tiesų irgi čia toks, kur galima būtų paskirti dar porą valandų jam tikrai, nes jisai labai platus. Aš kiek prie šitos temos irgi darbavausi ir užsienį, pavyzdžiui, ta pati Prancūzija, kurioje yra būtent įteisintas moterys prostitucijoje nėra baudžiamos, bet yra baudžiami sekso pirkėjai. Ir plus turi išėjimo iš prostitucijos visą sistemą sukurtą, kuri, tarp kitko, mane viena detalė joje žavi, tai kad iš sekso pirkėjų surinkti pinigai už sekso pirkimą, už tai, kad baudos turiu omeny po to, kai jie buvo pagauti. Tai tos baudos, tie pinigai baudų būdu išgauti iš jų, jie atgal yra panaudojami tam, kad padėtų prostitucijoje esančioms moterims, ten, pavyzdžiui, samdytis advokatą, integruotis į visuomenę. Tai toksai, kaip sakant, vėl apsukamas ir man šitą detalę labai patiko, nes labai teisingai iš tiesų
ne kažkur nukeliauja valstybei, bet panaudojama tai problemai spręsti, padėti tam žmogui, kuris kenčia nuo to žmogaus išnaudojimo. Bet va, tarkim, ką norėjau dar pasakyti dėl tos Prancūzijos, nors ir čia yra, neturi to legalizavimo, čia pas jūs yra tas vadinamas lygybės modelis, bet aš taip noriu paprašiau šnekėti, kad žmonėm klausantiem būtų aišku. Tai kaip minėjau, kad moteris nebaudžiamos, sekso pirkėjai baudžiami. Ir turi labai didelį, aišku, didelė šalis turi didelį moterų teisių judėjimą. Ir yra be abejonės, yra ir tų, kurie pasisako, kad tenais yra nors ir už moterų teisės, va, kaip ir jūs sakote, dirbantis net ir humanitariniam lauke, išsilavinę atrodo žmonės, bet yra pasisakančių už tą vadinamą legalizavimą, už tą einančių su ta visa žinutė, kad sekso darbas yra darbas. Ir naudojančių būtent šią terminologiją. Bet tačiau, sakyčiau, tų, kurie eina prieš tai ir suvokia, kad prostitucija yra smurtas ir prostitucijoje esantys žmonės yra nukentėję, o sekso pirkėjai yra nusikaltėliai ir jie kuria paklausą ir išnaudojimą, tai tų žmonių, manau, yra daugiau. Ir manau, visada bus daugiau, tiesiog socialiniuose tinkluose mes matom tą persvarą ir aš manau, jinai susijusi biškai su tam tikrais ir trendais, ir iškreiptų tokių vaizdų, ir aišku, dar yra ir gilesnių visokių niuansų, nes tikrai yra tekę girdėti apie pakankamai didelės žinomas organizacijas nevyriausybinės, kurios save laiko, jų kalba kalbant, pro-sex work organizacijos, tai reiškia palaikančios tą vadinamą sekso darbą. O jei realiai kalbant, kadangi mes tai nėra darbas, tiksliau palaikančių prostituciją ir legalizavimą, tai yra tekę iš tiesų girdėti, kad vat, šitų organizacijų, kurios yra tikrai labai didelios, ten kai kurios už jų visų šitų žinučių ir jų sėdi ne kas kita, bet patys suteneriai. Ir šito tikrai nekartą tekus girdėti ir net ir matyti tam tikrų pavyzdžių, tenais būdavo net ir Twitteriuose kažkur tai užpuola vienas kitą ir panašiai, tai ir buvo net ir iškilę teisinių netgi atvejų, kur išlindo ir pasimatė, kad iš tiesų už tų organizacijų, kurios skatina legalizavimą ir skatina prostituciją kaip darbą, iš tiesų slypi tie patys suteneriai. Taip daugumoje vyrai, bet aišku būna, nepamirškim, būna ir moterų tų pačių. Ir aš, žinot, visada sakau, jeigu tu manai, kad prostitucija turėtų būti legalizuota ir tai yra darbas ir tai yra viskas, o tu dar nežinai pakankamai apie šią temą. Nes man atrodo, su tuo visų turiniu, ką mes žinom, tai man sunku suvokti, kaip tu galėtum tai matyti legalizuotą. Aš pamenu, prieš porą metų buvau vienam renginy Ispanijoje ir tenais buvo išgyvenusios prostituciją moteris iš skirtingų šalių, skaitant tą pačią Ispaniją. Ir jos dalinosi savo istorijom, patirtim, kas buvo be galo sunku tą daryti viešai dar prieš televiziją. Ir iš tiesų tai buvo sunku tą klausyti, aš atsimenu, toks pyktis apėmė po tos patirties, po to jų istorijų, aš sėdėjau visa tiesiog pyktyje, kaip gali kažkas galvoti, kad tai gali būti darbas, kad tai yra okei, kad tai turėtų būti legalizuota. Man tokia atrodė nepagarba tų moterų atžvilgių, ypatingai, kad tą matai, kad kitos moteris, ne, su vyrais, tai su vyrais, bet kai tu matai, kad moteris, kurios yra ir tas skatina ar palaiko legalizavimą, tai būna pikta, toks, žinai, moteris turėtų suprasti moterį. O tu čia skatini legalizuoti prievartavimą, apmokamą prievartavimą, nes tai ir yra apmokamas prievartavimas. Nusiperki leidimą legaliai prievartauti kitą žmogų. Bet Egle, bežiūrėkit, bet kiek yra tokių, nežinau, toksiškų tų žinučių, būtent iš moterų lūpų išeinančių, ir ne, kad tai yra laisvė, kad taip tu įgalini save. Kartais aš klausausi ir kartais specialiai einu į tas organizacijas ir klausausi jų įrašų, kad norisi suvokti tą mąstymą, iki šiol nepavyko suvokti ir manau, kad čia yra kažkokia praraja neperžengiama mūsų skiria, bet vėlgi man labiau priimtina būtų, ką pati sakote apie tai, kad galbūt tikrai čia daugiau yra kažkokio intereso finansinio, žinai, sutenerių, ten tie sluoksniai irgi yra nevienareikšmiški, ten yra
labai sudėtinga ta visa sistema. Mes su treneriais įsivaizduojam kažkokį, žinai, išpuvusiais dantimis, žinai, veikėją, bet iš tikrųjų tai gali būti labai, žinai, labai išsilavinęs ir labai finansiškai gerai stovintis žmogus, kuris visą sukūręs tą hierarchiją, žinai, taip toliau. Tai aš kartais girdžiu tas tokias apie tai, kad tu tokiu būdu, tu būk laisva, tu neklausyk šitų puritonių, šitų davatkų, tu būk laisva, jei tu gali parsiduoti, gali neparsiduoti, tu gali daryti, ką nori su savo kūnu. Ir iš tikrųjų, žinai, bet didžiausias melas, kaip sakom, yra tai, kai tiesa sumaišoma su melu, ar ne? Kad tu iš tikrųjų gali daryti su savo kūnu, bet tai, kad tu kitam prostitucija, tai nėra tai, ką tu darai su savo kūnu. Prostitucija tai yra, ką kitas daro su tavo kūnu. Tai aš, kai jūs dabar kalbate, aš irgi prisimenu, kad pačiai darbo pradžiai, kai, iš tikrųjų gal buvo sunku daug atsirinkti, buvo labai laukiniški laikai ir tokias, daug labai tiesiog mus atvesdavo būriais pareigūnai, šitas moteris sulaikytas prostitucija prieš daug metų. Na ir reiškia, visais kainorašiais, taip, atsiverčia užrašų knygutę, kad tas auksinis lietutis kainuoja tiek ir tiek, ten ar tuštintis ant jos kainuoja tiek ir tiek, ar ten kokia aštria paprika įtrinti jos lytinius organus kainuoja tiek ir tiek. Ir tu galvoji, palauk, o tai kur čia tas išsilaisvinimas, o tai kur čia ta pagarba, tai čia jinai ir vienas daro, ką jinai su savim nori, ne, jinai visiškai nedaro su savim. Ir tu pradedi suvokti, kad tu niekada negalėsi iš to priimti. Ir ne dėl to, kad aš ten puritoniška ar davatkiška, galima apie mane irgi kalbėti, mano kažkokias savybės kalbėti, bet todėl, kad tai yra absoliutus moters nuvertinimas. Kur čia tas įgalinimas jos, jeigu ant jos tuštinasi? Kur, aš Iki sekso objekto, taip, čia jokio įgalinimo. Ir žmonės, man atrodo, tie, kurie kalba už tą legalizavimą, jie tikrai nesusimasto ir nepastato savęs į tą vietą. Tiesiog aš net ir klausytojams norėčiau tą pasiūlyti, tai yra grafiška, žiauru, bet iš tiesų tas pradeda kartais suvokti galbūt. Įsivaizduok save 50 kartų per dieną užsiminėjant seksu su nepažįstamais žmonėmis, visokio amžiaus, visokios išvaizdos, visokios higienos, ten visokiausia vyrai ateina pas tave. Ir non-stopų 50 kartų per dieną, mūsų lytiniai organai nėra sutverti 50 kartų per dieną užsimti tą stimuliaciją. Tai nėra visiškai, tai absoliučiai nėra natūralu, tai nėra visiškai biologiškai, fiziologiškai sveika žmogui. Man toks kartais būna toks jausmas, galvoju, ar tie, kurie kalba už tą legalizavimą, ar mano, kad tai yra laisvė ir įgalina, ar jie įsivaizduoja, ką tai reiškia. Taip, kiekvieną dieną N+K kartų užsimti tokiais dalykais, tais pačiais net, jau čia kalbu aš apie paprasčiausią, vaginalinį sueitį, bet įsivaizduokim, ten eina ir visokie kitokie baisūs dalykai, analiniai, oraliniai ir visokie šlapinimaisi, kaip jūs minit, ir vairiausi fetišai, nes tie, kurie perka seksą, jie visų pirma turi galimybę ir privilegiją pirkti, jie žino, kad jie gali savo tą leisti ir jie žino, kad jie gali nusipirkti absoliučiai bet ką. Tai tik priklauso nuo kainos, kiek tu sumokėsi, bet jie gali nusipirkti bet ką, eina ir įgyvendina tą savo įvairiausias fantazijas, fetišus, dalykus, kuriuos prisižiūri, nežinau, pornografijoje. Kiek daugiau galim peržengti tas ribas. Ir man atrodo taip kartais, kad kuo daugiau mes laisvės ir ribų, laisvės suteikiam ir tų ribų neribojam, tuo daugiau su visuomenė, su laiku plėsis. Gerai, šiandien aš noriu pabandyti pažiūrėti, ar tu sutiksi už pinigus leisti man ant tavęs nusišlapinti. Gerai, sutiks. Kitą dieną jau jisai bandys dar aukščiau eiti, dar žiauresnius dalykus, iki visiškai nužmogėjančių dalykų. Ir iš tiesų, kai pasižiūri tą visą seksualinį išnaudojimą, tai ten mes tiek dalykų kaip visuomenė nežinom, baisių vykstančių už uždarų durų. Prisimenu, turėjau diskusiją su vienu vyrų teisių ten tokių atstovų organizacijos, šiandien už Lietuvos ribų, ir jisai man pasiūlė nežiūrėti taip dramatiškai. Tiesiog tas pats sekso klientas, sekso pirkėjas, kurį čia mes taip paniekinam vadinam, jisai irgi eksperimentuoja, jis ieško savęs, jis ieško savo tapatybės, jisai ieško savo to identiteto galų gale. Ir aš irgi galvoju, taip, tu gali taip pasakyti, bet smurtas vis tiek yra ta riba, kurią tu peržengi. Bet jisai ieško kito žmogaus sąskaitą.
jisai susimoka už tą leidimą išnaudoti legaliai, su leidimu išnaudoti kitą žmogų, nes, nu, vat, pavyzdžiui, net ir tasai pats sutikimas, ne, dabar pastaraisiais metais Lietuvoje daug kalbam apskritai apie seksualinį smurtą, ir prostitucija irgi yra seksualinio smurto dalis, nors, aišku, žmonės kalbėdami daugiau įsivaizduoja prievartavimus, tenais gal tokius tiesioginius, bet, nu, prostitucija į tą irgi įeina. Ir aš taip kartais susimastau, kai kalbam apie sutikimą seksualiniams santykiams, mes kaip visuomenė dažnai nesusimastom, kad sutikimas toj pačioj prostitucijoje jisai negali egzistuoti, nes laisva valia, toks savanoriškas, entuziastingas sutikimas santykiams, jis negali būti duotas, jeigu ten yra apsikeitimas pinigais, manipuliacija, kontrolė, kažkoks tai įviliojimas, siūlymas kažko tai mainais už tai, juk tai nėra tikras sutikimas, jau tai yra, nu va, tu man duok tą, aš tau duosiu aną, tai tu negali sutikti lytiniams santykiams laisvai, kai jie yra tiesiog nuperkami. Tai man atrodo, žmonės labai to irgi nesupranta, kad prostitucijoje tas sutikimas jis neegzistuoja. Net jei ir ta moteris sako, kad jinai to užsiema savanoriškai ir ten labai jai patinka būti ta ir save vadina gal net ir sekso darbuotoja, bet to sutikimo ten nėra, nes jinai kažkai ar tą darytų be pinigų. Būtent čia jūs dabar, man atrodo, palėtėt patį esminį momentą, ar jinai tą darytų be pinigų. Ir mes šiandien senai su moterimis iš Ukrainos, kurios buvo pas mus apgyvendintos, kol buvo davę parodymus. Ir vat, žinot, kartais vat, moteris iš Ukrainos prostitucijai dažnai mūsų pareigūnų laikomos, nu va čia tos jau sekso tigrės, kuriuom patinka, nu va yra ukrainiečių moterų. Nu nepaslaptis yra to daug to kalbėjimo, to tokio barbariško, baisaus apie moteris iš Ukrainos, kad dalį jų patinka prisidavinėti. Ir štai, vat, kai kurios buvo pas mus apgyvendintos, nes pareigūnai tikėjosi iš jų parodymus paimti. Taip, ten atvažiavo moteris, kurios ten, žinai, su priaugintom blakstienom, ilgais nagais, ten persidus, žinai, peroksidiniai plaukai ir taip toliau. Ir štai susėdom su jom ir pradėjom skaičiuoti. Viena suskaičiavo 10, kita 12, trečia 15 žmonių, kuriuos jos turi išlaikyti Ukrainoje. Čia prisidavinėdamos, jos turi išlaikyti. Ir galvo, vat ir tau sekso tigrės, ar ne, vat ir moteris, kurios negali gyventi be nesantykiaudamos, vat kaip jūs sakot, keliasdešimt kartų per dieną. Jis sako, aš privalau, ką jūs man galite duoti, jūs ką galite, į Maksimai pardavėją, kasininkė sako, aš privalau išlaikyti. Ir jis suskaičiavo, jis tiesiog parašė sąrašiuką, kad šitie žmonės laukia mano pinigų šalyje, kurioje tik tai nuo manęs jų išgyvenimas priklauso. Va tau ir sutikimas, va tau ir sutikimas. Jo, tai yra pasirinkimas, kai nėra jokių kitų geresnių pasirinkimų. Taip. Tai anglų kalboje yra toks geras tokia frazė, taip gražiau sakos nei lietuviškai, choiceless choice. Tikrai. Lietuviškai nelabai išsiversi tokį. Jo, ir vat, čia tokie vat aspektai dėl to sutikimo ir vat, nu, vat, kaip vat visuomenė formuoja ir mato, ne, ir vat net ir jūs, vat aš jūsų klausausi, jūs minite, vat, kad ten atvažiuoja iš Ukrainos, irgi tam tikras galbūt irgi tipas tenais, nors pas mus Lietuvoje irgi daug tenais, vat, kur blakstienos, lūpos, viskas pridėta čia, iščiustyta, kad tą įvaizdį, fizinį įvaizdį, nežinau, barbišką padaryti, bet taigi irgi yra patriarchalo rezultatas. Tai yra patriarchalo kūrinys, nes tokių moterų ir vyrai visada ir nori iščiustyti ir panašiai ir tokias objektizuoja, tokios yra fetišuojamos. Taip, tai čia yra prekinė išvaizda, kaip atvirai sako, tai yra prekinė išvaizda. Taip, čia yra, vat, labai gerai sakot, prekinė išvaizda, taip. Ir jos taip atrodo dėl to, nes jos žino, kad tai traukia jų visa savivertė, vertė yra pastatyta ant tos išvaizdos tokios. Nes mes vis dar labai dažnai kaip moteris visuomeniai vertinamos esame pagal savo išvaizdą, pagal kūną, pagal veidą ir pagal tai, kas yra tarp kojų. Deja, bet, nu, tokia realybė yra. Teisingai sakot, bet va tai mano vaizdelį, kur aš jums pasakoju su šito moterim iš Ukrainos,
tai dar yra kita tamsioji pusė. Praktiškai šitos moteris prabunda ir taip pat turi apsvaigti. Jis sako, aš neapsvaigus, neišgyvensiu dienos. Ir iš tikrųjų tikrai alkoholis naudojasi tokiais kiekiais, aš nesu mačius šitaip alkoholio varto, nes jų blaivų neįmanoma niekad pamatyti. Tai irgi yra baisus dalykas. Tai ką tai reiškia, kad 2-3 metai to gyvenimo ir viskas. Jis sako, aš neapsvaigus negaliu būti. Ir čia alkoholis, o dar įeina ir būna ir narkotikai, ir siaubingi narkotikai, nuo kurių baisios būna pasekmės. Ir jo, iš tiesų tokių istorijų atveju ir aš labai daug prisiklausau ir po to, kaip sakau, po to Ispanijoje pranešimo, kuriame dalyvau, buvo toksai pyktis sukilęs. Kaip tu gali manyti, kad čia yra kažkoks tai sex work, kad čia kažką tai įgalina, kad čia laisvė, kad čia fainiai? Galvoju, man visiškai galva neišnešė, man buvo toks, nežinau, spjūvis į šitų visų moterų veidą tiesiog. Kai girdžiu visuomenį tokius pasisakymus ir tą mąstymą, nes tai iš tiesų, jo, kokia čia laisvė, jeigu tu turi pastoviai būti apsvaigęs tam, kad tu galėtum išgyventi tai, kas tau daroma. Bet Eglė, sutikit, kad kažkur tai mes vis tiek su jumis prašaunam pro šalį dėl viešinimo. Nu, nežinau, aš manau, kad jūsų tekstai yra šito fantastiški, jūs labai moka tikrai rašyti. Ir taip, bet aš galvoju, ne tai, kad čia mudviejų su jumis ar ne prašovimas, bet mūsų laukų, mūsų organizacijos, aš nežinau, dar šito lauko, mes ar per mažai kalbam, kažko mes nepadarom. Žinokit, aš turiu šitą tokį pojūtį. Ar kad mes tarpusavį pasikalbam, žiūrėkit, kaip mums dabar su jumis, man, pavyzdžiui, tikrai fantastiškas su jumis šnekėtis, aš nepamenu, kad aš turiu tokį intelektualinį pasitenkinimą. Bet kas iš to, aš nueisiu už 2 gatvių ir ten manęs laukia visai kitokia auditorija ir jie nuoširdžiai, ar ne, kokie bakalaurai, magistrai, jie ten auditorija prie tai kalbėjus, 3/3, o dar daugiau pasakys, palaukit, bet o kodėlgi ne, kodėl tik tokia blogai prisidavinėti, ką jūs čia dabar kalbat? Tai aš galvoju, kažkur mes su jums kažko nepagaunam, gal užsidarom. Aš labai suprantu, ką turit omeny, nes aš irgi tą dažnai susimąstau ir galvoju, kodėl šitas neateina niekaip iki mūsų Lietuvos. Kodėl ateina tik tais ten tie paviršutiniai trendai, bet neateina šitas toksai mąstymas, suvokimas, kad iš tiesų prostitucija yra smurtas, kad tai neturėtų būti kažkoks tai traktuojama kaip laisvė įgalinanti ir būti legalizuota. Kad tai yra, feministinė moterų teisių irgi problema, nes dabar labai ir Lietuvoje matau, ir tas įkyla ir feminizmas visas, ir drąsiau net ir tą žodį naudoja, ir daugiau įsitraukia, ir aktyviau net ir tos pačios ir žinomos moteris, ir mažiau žinomos, kažkaip tai daugiau aš matau to tokio dalyvavimo, bet kai kalbam apie prostituciją, tai vėl tik tai sėdi Kristina, Eglė ir dar pora, kurios kalba. Bet tai irgi yra feministinė problema ir net sakyčiau viena iš tokių pagrindų, žinai. Tai aš irgi dažnai susimastau, galvoju, kokiu galva čia nešti tą, nežinau, temą, kaip užkabinti žmonės, kad jie domėtųsi, gilintųsi ir suprastų, kiek tai yra svarbi ir aktuali ir kiek nuo šitos problemos priklauso daug kitų aspektų, nes tiesą sakant, aš tai nemanau, kad mes galim turėti lygiavertišką visuomenę tol, kol joje egzistuoja prostitucija. Nes tol, kol egzistuoja, tol reiškia, egzistuoja požiūris, kad moteris gali būti objektas, kad seksas gali būti nupirktas, kad kažkas turi teisę nusipirkti leidimą kitą prievartauti ir daryti su to žmogaus kūnu, ką tik nori, kad žmonės gali fetišizuoti kitus, diskriminuoti dėl išvaizdos, kažkaip tai seksualizuojant. Tai man toksai irgi dažnai būna toks susimąstymas, kur prasilenkiam ir kiek dar laiko užtruks mūsų visuomeniai, taip kažkaip labiau į tą temą įsinešti. O jūsų nuomonė apskritai, kaip galėtų visuomenė aktyviau, pavyzdžiui, prisidėti prie kovos su šia problema? Ką jūs, jeigu turėtumėt galimybę pasakyti visuomeniai, ką pasakytumėt? Pasakyti, aš manau, žinai, yra vienas dalykas ir pasakyti čia gali daug, bet, pavyzdžiui, aš vis tiek šiandien išskirčiau tokius kelis taškus, kurie raudonuoja, kurie šauktukas. Tai nežiūrint to, kad mes niekaip negalim atšaukti šito prakeikto administracinių nusižengimų kodekso straipsnio 487, panašu, kad kol kas, tikrai
Tai gerai, tai vieni veikia tam atšaukime, ten kažkaip ieško ten tų bendraminčių Seime ir taip toliau, bet reikia šiandien verkiant turėti išėjimo iš prostitucijos mechanizmą. Verkiant. Taip. Ką tai reiškia? Tai nereiškia, matom jau, ką reiškia prekybo žmonėmis, aukoms prekyba žmonėmis, kas visų pripažinta, nusikaltimas, nukentėjusių statusą ant rankų. Ir irgi matom, ką reiškia sukurti tą išėjimą, kad ir tą integraciją, kaip yra sunku. Tai aš galvoju, kad čia būtent išėjimo iš prostitucijos, tai nereikia išradinėti dviračio, reikia daryti tai, ką vakarai senai daro. Tai tokie, žinai, naktimis, vakarais veikiantis dienos centrai, kur moteris gali ateiti ir gauti tam tikras paslaugas, pabūti taip toliau. Šiandien to verkiant reikia, bent 5 didžiausiuose Lietuvos miestuose. Tai aš manau, kad savivaldybėm tas tikrai būtų veikiama, čia daugiau požiūris, kad leis prostitutėm rinktis, kas nori finansuoti tokią veiklą, niekas, žinai. Bet šito verkiant reikia ir ten socialiniai darbuotojai dirbantis, jau jie toliau pagautų šitą problemą. Tai aš manau, kad mes privalom, aišku, bet be teisės aktų tu šito nepadarysi. Reiškia turėti šitą dalyką. Kitas dalykas, tai vis tik tas sekso pirkėjas, tai aš manau, kad, nežinau, aš tai truputėlį gal ir pykstu ant mūsų kolegų iš kitų organizacijų, kur žinoma, kas yra smurtas, kur žinoma, kas yra prostitucija, bet apeinamas sekso pirkėjas, kur daugiau kalbam apie moterų problemas, būtent, žinai, įgalimą, apie jų atstatymą, bet visiškai yra neliečiama, galbūt ir pačiom jau neaišku tas vaidmuo to sekso pirkėjo, galbūt jo ta rolė jiems. Bet aš manau, kad kad tiesiog privalomų būdų mes turim kalbėti apie tai. Ar prisimenant bent vieną seminarą, konferenciją šitą temą. Ar jūs skaitėt kokį straipsnį? Pavyzdžiui, net fantastiškiausi, ten tikrai žurnalistai Lietuvos, progresyvūs, tikrai šiuolaikiniai išsilavinę, jų pirmi klausimai, jeigu nori liest prostituciją, tema būna apie moteris. Apie moteris, dabar kalbėkime. Ir tu jo niekaip nenumuši, bet sakau, lygiai taip pat įdomu yra apie sekso pirkėją. O ką apie sekso pirkėją? O apie sekso pirkėją labai daug, nes iš tiesų niekas, čia iš tiesų aš ir jūsų klausant taip susimaščiau, bet tikrai, kai niekas nekalba, niekas apie jį ir negalvoja, ir niekas net neturi to vaizdo, o sekso pirkėjas būna labai dažnai ir tėtis, ir vyras, ir senelis, ir brolis, ir vedęs. Tai nėra šiaip gatvėje einantis vienišas vaikinas, kuriam trūksta meilės, dėmesio ir visa kita. Tai dažniausiai žmogus, kuris turi ir šeimą, ir žmoną, ir vaikų, ir dukras, ir perka tokio paties amžiaus kaip jų dukros merginas. Ir aš dabar, tarp kitko, nežinau, ar jums pažįstamas Melissa Farley, tarp kitko, aš ją irgi kviesiu šią tinklalaidę pašnekinti anglų kalba. Jo, ir jinai prieš porą metų išleido didžiulį tyrimą ten su kitom šalim, bet ten daugiausia fokusas buvo Vokietija, būtent apie sekso pirkėjų požiūrį. Tai tenais iš tiesų labai šokiruojančios citatos, atskleidžiančios, pavyzdžiui, vienas sekso pirkėjas, kaip ten sakė, aš neinu pas merginas, kurios tenais yra mano dukros amžiaus kažkaip, tai, iki tokio, įsivaizduoju, vyras taip net sugeba pasakyti, ta prasme, į vieną sakinį sudėti tą, ką jisai daro ir išnaudoja seksualiai kitas moteris ir savo dukrą, ta prasme, kiek jisai pagarbos ir kiek jis iš tiesų, kaip jis mato apskritai tą savo vaiką, apskritai, jeigu jisai gali eiti pas kitas moteris. Taip. Ir jo, ir tų sekso pirkėjų toj pačioj Ispanijoje labai ilgą laiką, nežinau kaip dabar, buvo mada, tradicija, tiksliau, net ne mada, tradicija. Tėvai dažnai vesdavosi 18 metų sulaukusi sūnų gimtadienio progą pas prostitutės pirmą kartą. Ir tiesiog tokia tradicija. Girdėjau, kad ir kitose šalyse yra buvę tokių. Tai aš galvoju, kad tiesiog šiandien reikia bet kokią formą, straipsniais, dar kažkuo, tai kažkokiu filmukais, konferencijų. Mes turim būtinai pagerbti, kabutėse, sekso pirkėją ir jį išvesti. Bet žinai, čia galbūt atsiranda tokių, kaip ne tai, kad medicinių, bet tokių gilių psichologinių linijų. Pavyzdžiui, tada reikia kalbėti apie priklausomybę nuo sekso pirkimo. Ar ne? Čia paprastas socialinis priklausomybė nuo pornografijos. Taip, bet čia reikia žinių, čia reikia specialių. Čia jau, žinai, nebeužteks tik tai šiaip
reiškia, o jų trūksta. Ir tada dažnai tarsi atsimušama, nenorima apie tai kalbėti. Tie, kas turi tų žinių, jie sėdi universitetuose, žinai, ar ten kažkur tai privačiuose terapeutų klinikose ir nesidalina tom žiniom. Nu, tragiškos žinių trūkumas, kas liečia priklausomybę nuo pornografijos ar nuo sekso pirkimo. Ir tada tu, žinai, va, tu tada atsimuši tą tokį, kad nu, reikia, mes iš viso, ko gero, tų tokių specialesnių žinių mūsų visuomenė neturi daug, žinai. Ir kad ir apie tas pačias priklausomybės, mes čia daug kalbam apie jas, bet pačio to mechanizmo, ar ne, nu, vat, kas vyksta smegenyse, asmenybė, kokie pokyčiai. Ne. Tai mes neturim. Mūsų požiūris apskritai suvokimas su priklausomybė, man atrodo, jis dar labai paviršutiniškas, net sprendimas problemų kartais toks labai gremėzdiškas, sakyčiau, atrodo, ir senoviniais metodais, kai iš tiesų tą turėtum tikrai per psichologinį, per gilesnį aspektą analizuoti, susijęjant, jo. Nes mano manimu, aš sakau, aš nematau tikrai jokiais būdais viso paveikslo, aš net ir pusės paveikslo nematau, bet, pavyzdžiui, sekso pirkėjai, tikrai manau, kad 50% jų turi šitas problemas. Ir čia jų kažkokiu gėdinimu nepaveiksi. Čia reikia kalbėti čia jau apie gilesnės problemas, apie tą priklausomybę reikia šnekėti. Ir tada atsiranda dar vienas, žinai, antstatas, o kokią jie pagalbą gali gauti. Kur gali nueiti jie pasakyti, kad aš negaliu gyventi, nenueidamas pas prostitutę 5 kartus per savaitę, ar ne? Kur jie gali šitą pasakyti. Bet tada aš, pavyzdžiui, pati pradedu blaškyti, sakau atvirai, kad, pavyzdžiui, ar mano tai yra problema, ar aš turiu apie tai kalbėti, rūpintis tuo, bet o kas tada to turi rūpintis? O kas tada turi kalbėti apie šitas problemas? Turi atsirasti vyrų vedami vyrų centrai, nes, nu, aišku, kai kurie, aš kartais irgi parašau tokius labai radikalius postus, įvardindama sekso pirkėją kaip vyrą, ir po to susilaukiu antausių, kad čia ne visi, kas perka, būna vyrai, nu, bet statistiškai 95% sekso pirkėjų yra vyrai, tas yra statistiškai Europoje įrodyta, tai faktai yra faktai. Tai mano požiūriu, mano manimu, tai turėtų būti vyrai, kurie eina ir veda tokias organizacijas ir inicijuoja pagalbą vyram, gydytis nuo priklausomybių, gydytis nuo pornografijos, sekso pirkimo. Ir apskritai padėti savo tokio savitarpio grupę. Tai turim dabar ne Lietuvoje vyrų liniją, bet tik tais dabar neseniai atsiradusi. Ir dar kiek laiko galbūt užtruks, dar jie ten labai tokiam gal apie emocinę daugiau pagalbą, bet... Taip, bet Eglė, taip išeina, kad mes tada trypčiojam vietoj. Taip. Mes negalim rimtai paimti sekso pirkėjo klausimų. Mes galim jį barti, gėdinti, galim, žinai, kalbėti apie žalą, kurią jis daro pirkdamas. Bet iš tikrųjų, tai mes jį tik atstumėm. Tai tada lengvai tik atstumėm, jeigu mes jo, nes jeigu jis turi priklausomybę, nu, čia nepadės. Ne, jis tada nueis į kitą gatvę, suprantis, perės į kitą gatvės pusę ir ten ieškos tos, ką nusipirkti. Čia tokia kompleksinė problema labai iš tiesų. Aš labai girdžiu, ką jūs sakot, nes man irgi tenka susimastyti. Jei iš tiesų tenais nori, galvoju, tokia net strategija susidėlioja. Jeigu nori spręsti tą problemą, tai šiandien turėtų būti tas, dirbti ir su sekso pirkėjais, net ir su tais pačiais suteneriais, išnaudotojais. Jau nekalbu apie prostitucijoje esančius asmenius ar išėjusius, dirbti su institucijom, su visuomenėm. Tada turi būti sukurtos lygiavertiškos galimybės, ar moteris turi lygiavertiškas galimybės užsidirbti, integruotis. Ar migrantėms suteikiamos galimybės išmokti kalbą, integruotis, ar jos priemamos žmogiškai, ar yra diskriminuojamos ir išnaudojamos. Tai čia tiek daug visokių aspektų, kurie iš tiesų nulemia tos prostitucijos egzistavimą po to. Bet mes jų visųgi negalim apimti, tam iš tiesų reikia labai daug rankų iš skirtingų sektorių, skirtingų žmonių įsitraukimų. Ir tada gaunas toks rezultatas, kad, aišku, visur, iš visų galų nepadirbsi, su visais neapsimsi padirbti, gal net ir keistai atrodytų, padėti vieną ranką, žinai, nukentėjusių asmenių ir tada tam, kuris išnaudoja tą nukentėjusią. Jo, bet aš pati savo, žinai, bandau biškį tą beviltiškumą išsklaidyti, pavyzdžiui, mano šūksnis, tikrai atsisveikinant, nes aš jau norėčiau atsisveikinti. Ir tikrai, ir man dar reikia apmastyti, ką mes čia kalbėjom, tikrai labai pati gavau daug idėjų. Bet, pavyzdžiui, mano šūksnis, norėčiau, kad jis būtų, pavyzdžiui, kodėl mes negalim humanitarinis laukas susivienyti ir dėl išėjimo mechanizmų padirbėti. Čia nekalba, sakau, apie centrus, kelis centrus,
dienos centrus, veikiančius naktimis. Supranti, ir vėlais vakarais. Ir vat nuo to, ir tada tu biškiau pradedi dėlioti, jau tą patvarkysi, žinai. Nes taip, tikrai daug čia yra problemų nesprendžiamos. Bet vat, ateidamos moterys į tuos centrus, jos atsineš savo istorijas, jos atsineš savo ligas, jos atsineš savo išnaudojimą, jos atsineš labai daug ką, savo vaikų, sakau, prostitučių vaikai šiandien Lietuvoje irgi raudonas šauktukas. Tai yra siaubingai užmiršta grupė ir kenčianti ta grupė. Ir finale paskui irgi nueina tokiais keliais, mama vedasi. Mes turėjom atvejį, kai moteris tiesiog toj pačioj lovoj kūdikį guldydavo, atskirdavo užuolaidą tokią, ir nesakau, kur man įdėti, aš neturiu kur jo dėti. Taigi šis siaubas kažkoks. Turėjom atvejį, kai paauglys jisai vedė klientų tų sekso pirkėjų apskaitais, paimdavo pinigus. Mama reiškėsi, prisidavinėjusi, renka pinigus ir mama džiaugiasi, kaip jisai gerai skaičiuoja, kaip jisai, o ką sako, kodėl aš svetimą turiu, kodėl svetimą mokėti, aš savo vaiką ugdau. Tai tokių visokių baisiausių dalykų, žinai. Tai aš tai siūlau biškį, žinai, pats mano atsisveikinimo šūksnis yra, kartu sukurkime išėjimo mechanizmą. Jisai yra plačiau negu tie centrai, žinai, plačiau, bet pradėti, žinai, nuo kažko. Ačiū Jums, Kristina, už ypatingai turiningą pokalbį. Na, o Jums, mieli klausytojai, jeigu patiko šis epizodas, kviečiu jo dalintis ir su kitais, bei taip pat klausyti ir mūsų ankstesnių pokalbių. Taip pat noriu priminti, jei Jūs nukentėjote nuo prekybos žmonėmis ar prostitucijos, dėl pirminės pagalbos galite su mumis susisiekti telefonu 867 000 820 arba elektroniniu paštu pagalba@kspc.lt. Jūs taip pat galite susisiekti su mumis, jei įtariate, jog Jūsų aplinkoje vyksta išnaudojimas ir nežinote, kaip elgtis. Daugiau informacijos apie mūsų pagalbos kontaktus ar kaip mus rasti, galite rasti mūsų internetinėje svetainėje arba socialinių tinklų paskyrose. Taip pat šią informaciją paliksiu tinklalaidės aprašyme. Ši tinklalaidė yra mūsų gyvendinamo projekto dalis, kurį finansuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Ačiū, kad klausote.